Šitą dieną namuose priimsime Stambulo Robotas. Komandai labai reikalingas jūsų palaikymas. Tai yra patys federacinės draugų. O dabar Kauno Žalgirio komanda dėkoja jums ir galiai už nuostabų nepakartojamą palaikymą. Nu, žinot, jeigu būtume visas rungtynės taip žaidę, tikrai būtų labai blogai buvę ir tas rezultatas tikrai būtų buvęs kitoks, bet manau, kad suaktyvinom gynybą, pradėjom geriau gintis, pradėjom bėgti greitai, pradėjom pataikyti savo metimus ir tas atsirado laisvesnis žaidimas. Kas lėmė būtent tą lūžį rungtynėse, kad pradėjote geriau žaisti? Nu, turbūt agresyvumas, dadėjom agresyvumo, dadėjom kontakto, dadėjom greičio ir tas ir lėmė, kad vienas kitas perimtas kamuolys nubėgti įmesti lengvi taškai. Atsiprašau, duoda pasitikėjimą savimi ir tada jau žaidimas pagerėja ir pagreitėja. Sakau, nežinau, klausė, čia sunku pasakyti, kas čia tai buvo, bet sakau, gal nesitikėjom tokios agresyvios jų pradžios, sakau, išmušė, gal sakau, į žaidėjus mūsų ta agresyvi jų gynyba, tas spaudimas. Tai sakau, ruošėmės, man pasiruošė ir sakau, tas toks sunku, sakau, žodžiais išreikšti, kas čia buvo, bet taip gan vangiai pradėjom, nesakėm tuo fizinę tą tokią kovą, kokią jie pradėjo. Varžovų buvo agresyvi gynyba, bet jūs patys praleido tik 56 taškus. Galima sakyti, kad ir Žalgiris viską statė nuo gynybos. Tai jau nuo pat pradžių tas rezultatas buvo toksai ne eilinių varžybų mažas. Tai aš manau, kad ir, sakau, gan planą vykdėm kažkur, aišku, tos rizikos buvo ir praleidom taškų, sakau, tai negali baigtis varžybos 0-0, tai sakau, kažką turėjau aukoti ir tos aukos pasiteisino ir viskas buvo gerai.